šonu, ne? Susišukavęs, targlys nekaba. Eina. Priartint. Kokia kamera? HD. Taip, šiandieną mes esame pas labai šaunius vyrukus, radistus Joną ir Rolandą. Ir mes šiandien kaip nors pabandysim paimti interviu iš jų apie sėkmę. Apie sėkmę. Sėkmę. Ir taip, vyrukai, kas jum yra sėkmė? O, sėkmė. Man sėkmė yra, žinai, kiekvieną dieną atsikelt, skaniai pavalgyt. Ir tada aš būnu laimingas. O kai laimingas, tada turbūt laimingiams žmonėms ir sekasi. Žinai, kas yra sėkmė, aš tavo pasakosiu trumpai. Mama manęs klausdavo, kai aš išeidavau iš namų, sako, kada grįši? Sakau, jeigu pasiseks, šiandien negrįšiu. Tai va tokia sėkmė. Tai ar save laikot sėkmingu žmogumi? Jūs? Dar ne, Dar pažiūrėsim ne. vėliau. Kol kas sekasi, žinai. Kol kas- Ar sėkmingi tai? Jo, kol kas dirbam mylimą darbą, sėkmingai. Galbūt sėkmingai, nu taip sėkmingai. Sakau, kol kas sekasi, o ar sėkmingi, pažiūrėsim vėliau. O ar turite kokių sėkmės receptų? Daug dirbt, sėkmės Daug dirbt. receptas yra. Ir Daryt tai, kas tau patinka taip, ir daryk, stengtis. kas tau patinka. O ko jums trūksta iki pilnos laimės? Ar jūs Žinai, ko trūksta iki pilnos laimės? Ne. Iki pilnos laimės trūksta to, kad aš žinočiau, kad iki 60 metų dirbsiu darbą, už kurį man mokės ir man netrūks dėl to pinigų, darysiu mylimą darbą ir gausiu už tai litų. Iki, taip iki pensijos grubiai. Čia va to man trūksta, žinojimo, žinai. Bet bijom materialaus? Materialaus nieko netrūksta. Ne, Trūksta. Nu ko tu nori? Ferrario? Skyline. Nu va. Ko trūksta, žinai? Ko? Inkstų dar papildomų, kad Pavyzdžiui. neskudėtų po savaitgalių. Galėtum Nebent, kitus nu. įsidėti, žinai. Aš tai galvoju, kad trūksta, kai susigalvoja kažkokį tai kitą pasiekimą, tai vat nori jį pasiekti, tai vat to trūksta ir kai pasieki, tada susigalvoja vėl kitą, tai vat taip ir keliauji. Pavyzdžiui, aš labai norėjau kažkada dirbti radijuj ir man to trūko. Kai įsidarbinau, dabar to atrodo nebetrūksta. Bet vėl susigalvoja kitą dalyką, tai jo trūksta. Aš kalbu apie tokius siekius. O šiaip Dabar jisai nori dirbti dviejose radijose. Ne radijose dabar, šiaip. Ar telkė dabar dirbti? Ne telekė. Nu, negazdink manęs. Mes esam telekė dabar. Nedegraduoja. Arba kompe. Kompiuterė. Na? Tai kiek suprantu, jums patinka jūsų darbas? Nu kaip tu tai? Nu, Paklausai čia. taip. Turėtų jaustis. Jo, mes ne tai, kad patinka, mes mylim ir nevadinam jo darbu, mes gyvenam to, ką mes darom. Taip, nesvarbu, žinai, čia tas pats kaip, ateini į, aš nežinau, ateinam mes čia bet kada, ateinam ir darom tai, kas mums patinka. Nėra taip, kad, žinai, visi įsivaizduoja, kad mes ateinam 6, pašnekam 10, išeinam ir, tipo, viskas. Pavyzdžiui, dabar sėdim direktorės vietoj, dviese. Tai aš kiek supratau, jūs ateinat ir darot, ką norit. Nu, grubiai pasakysim taip, labai tu teisingai išsireiški, bet irgi pažiūrėkim iš kitos pusės, with great power comes great responsibility. Teisingai? Taip. Tai kai turim daug galios ir valios, tai turim taip pat ir atsakomybės prisimti. Bet vis tiek yra kažkokių tai taisyklių, žinai. Negalim valgyti studijai. Jo, taisyklė. Kavos. Nedarytis mišrainės. Po to, kad paskutinį kartą, kaip Manfredas bandė naminės mišrainę pasidaryti, tai tipo, draudžiama viduj valgyti. Jo. Negalim gert, bet kamerų šiandien. Kokia jūsų svajonių profesija? Svajonė? Čia yra? Čia Čia yra. visas. O ilgai dirbate radijoje? Kiek jau laiko dirbat? Aš nuo 2005. O aš? Tu tai nuo 2007. O dar kiek ilgai planuojate čia dirbti? Kol neišmes. Aš tai Kaip visada grubiai. galvoju, kad ne pagrindinis darbas bus radijai, tarkim, bet vis tiek. Kažką Kažkas turėtų. susijęs su radiju. Matai, tu žinai ir tau patinka terpė šitą, nu tai kaip galima dirbti? O vat, nesėdėsite čia iki pensijos šitame radijo, ką jūs veiksite toliau? Kokie tolimesni siekiai? Žinai, aš to pasakysiu, labai sunku apibrėžti, kadangi pasaulis tobulėja ir keičiasi, tu niekada negali pasakyti, ką tu veiksi. Gal rytoj atsiras koks nors fuckbookas, žinai, kuriame aš dirbsiu generaliniu direktoriu. Niekada negali žinoti, teisingai. Taip. Jo, O aš tai neatsisakau ir 90 kalbėti. Jo, ne, aš nesakau, kad aš dabar tipo išeisiu iš radijos, nes man čia blogai yra. Man čia labai gerai, aš norėčiau čia būti. Bet turiu omeny, kad nežinai, kur pasisuks pasaulis. O žiūrint tai, ką mes dabar darom, kokie siekiai, ne, tai man atrodo svarbiausia dabar
palaikyti tą patį garą, dar Daryt, geresnį daryt produktą, dar įdomiau, kelt kertelę ir viskas. Jo, Kaip yra dar- filmų kelių serijos, taip ir bus radistų daug serijų. daug serijų. Tai O, kitęsim. laukite teisę. Jau. O ar susilaukite daug dėmesio iš aplinkinių merginų, klubuose, baruose? Daug kabina. Gatvėje. Daug Ne. kabina. Kažkaip vat keistai yra taip, kad seniau, prieš 20 metų, kai buvom vienas ten, dievai ir demonai, tai irgi buvo toks kultas, kad vat radio didžiai yra atpažįstami gatvėje. Po to tas kultas buvo kažkaip nusmygęs ir mes šiandien norim labai girtis ar čia eiktis ir panašiai, bet pastebim tą. Tai, kad tu, pavyzdžiui, nedirbi telke, bet va, tiesiog kalbi radijui, bet tave, tarkim, atpažįsta klube, mieste ir sako, va, čia yra tie. Tai tas yra iš tiesų malonu ir mes kažką, atrodo, tokio vėl atnešam. Ypatingai, žinai, jeigu vat Jonas organizuoja vakarėlį, aš groju kažkokiam vakarėlį, kur žmonės, nu, žino, pas ką eina, ne? Nėra taip, kad nueina į vietą, tiesiog, kad tusovkė, ten nėra kažkokia, bus mano draugau, kas ten groja, nesvarbu. Jie eina ten, nežino, kas bus, žinai. Nueina ir paskui, tipo, nu, jie nesidrovė, nes mes radijai nesam kažkokie tai tokie pasikėlę, tipo, kad, nu, tipo, nu ką, vaikai, tipo, ten, žinai. Šiandien aš jums papasakosiu, kaip reikia gyventi, tipo, ten, žinai. Taip nėra. Ne, mes draugiškai bendraujam ir lygiai taip pat draugiškai prie mūsų, nu, drąsiau prieina žmogus, tipo, žinai, klubas, jeigu jisai pamato, o, sveiki ten, tipo, aš jūsų klausiau vakar, ten, tipo, lelele kažką tai. Ir pabendraujam tada. Smagu labai. O kaip laisvalaikį leidžiat? Sėdim ir laukiam kitą laisvalaikį. Nu, laisvalaikis labai tirpsta greit. Bet kad aš ir nelabai žinau tų Aš žinok irgi, va, taip dabar kažkada pasigalvojau. Ai, kažkaip, va, jeigu turiu laisvo laiko, visada į kiną vaikštau. Va, aš mėgstu irgi žiūrėti filmus. Žinai, kas mum tikriausiai Tai tas... žiūrite kinoteatrus, ten... Aš kino teatro ne, aš kino teatro nemėgstu, man Aš sekmadieniais diorina kino kino teatras. teatras. Šiaip linkomanija. Jo, reklamanė, Torrent LT. Peace. O koks filmas mėgstamiausias? Va dabar padarė įspūdį tai Avataras. Jo. Būsiu labai popsiškas ir mainstreamiškas, bet Padarė nulenkiu galvą. įspūdį. Taip ir tikrai geras. Jo. O iš senesnių. Iš senesnių. Rokis Balbo ir Žano Klodo Van Damme liūtas širdis. Visus dialogus mokėdavau. Man kai žiūrėdavau prieš teliką, tipo, kaip, bet dabar nebeatsimenu, bet viską. O Zero. Zero. Ai, Zero ar Ze... Zero. Nu, tas pirma dalis. Lietuviškas. Nu, geras. Daug kalbėjau. Tai antra dalis va dabar pasirodys, tai žiūrėsim. Aš Gerai. kažkai mačiau. Kaip jūs atradote vienas kitą? Kaip mes atradome? Susipažinote. Mes gimėme vienas kitam. Aš dirbau TV1 duše, o Jonas dalyvavo realybės šou LNK Ideali pora. Dukterinės, kadangi televizijos tai yra, tai jie pas mus ateidavo į laidą į svečius. Tada susipažinom, tada jisai klubuose grodavo jo Joną ir tapo visi. Ne, nu, tada pasimatėm. Jisai klubuose Heliuose grodavo ir aš ateidavau neblaivus ir sakydavau, tipo, kada tave išmes iš darbo ir priims mane, tipo, taip sakydavau, nes jis radijų dirbo. Tai va taip ir susipažinom. Ir pakviečiau aš jį, kai jau atsirado tą Jam Dirikas liepė susirasti sportininką, jis pagalvojo pirmą apie mane. Tai va. pirmą. Gerai pataikė. Meluoja, ne? Visą laiką. Kas? Gerai pataikė. Sakai? Taip, kaip ir štu į... Geras prodiuseris. Realiai. Gali būt. Nu. Žinai, To. Headhunteris. Headhunteris. mano apie... Gerai, gerai. Taigi, Rolandai, ką tu darytum be Jono, jeigu būtum jo nesutikęs? Geras klausimas. Va čia tai geras. Tokio dar klausimų nebuvau gavęs, niekada žinau. Neįsivaizduoju, žinau. Neįsivaizduoju. Aš esu baigęs teisę valdymą, bet šito šlikštaus darbo nenorėčiau niekada imtis, nes popieriai man tepa rankas vaisiai. Neįsivaizduoju, žinai, neturiu menkiausių supratimų. Autoservisą dirbčiau tikriausiai. Tai klausyk, daug man skovoji. Galėtum dovanoti lyginimą viską, iki 3% per mes. Tai o tau, Jonai, turbūt nebūtų taip blogai. Ne, žinok, nebūtų tada radistų buvę, tikrai. Nes, nu, vis tiek, reikia pripažinti, kad rolas yra... Žinai, kaip yra filmas tas Rush Hour, Piko valanda. Krisas Takeris ir Jackie Chanas. Aš daugiau toks Jackie Chanas, tas toks komikas daugiau. Tai vat, kai dviese tokia sulimpa, ir tada kažkas gaunasi. Tai aš, kai jį radau, kai nu, sukūrėm tą projektą, tai tas radistų projektas ir gimė iš mūsų. Aš nemanau, kad būtų radistai kitaip. O dabar... Jau Tai- šiaip gero draugo nebūtų buvę. Tai Rytas ar Žalgiris? Fu kašis. Jam kažkas nepatinka. Nepatinka. Aš Žalgiris visada buvau, bet dabar, kai tapau Vilnietis, tai esu daug Ką jau noriu pasakyti? Eina muštis? Ne, tiesiog Žalgiris nuo Kaunas. Matai, aš iš Šiaulių.
ta prasme, iš Pasvalio ir visada mes iš mažesnio miestelio buvom už Žalgirį. Senais Žinai, laikais. tai vadina, man nieks Čikaga, nieks Florida, geriausia komanda, tai Vilniaus statyba. O Vilniaus statyba yra... Lietuvos rytas, taip, padarom trumpą pauzę. Nes Tai jau viskas. Tai dar ne viskas. Tai galit pasifilmuoti, kai šnekam.